aš būnu tamsoje, man pasidaro baisu, nes aš nebijau pačios tamsos, bet mano fantazijos tiesiog galima sakyti pašėla. Mano širdis pradeda greičiau plakti, sukyla adrenalinas, išsilieja prakaitas ir aš nežinau, ką daryti dėl to, nes atrodo, kad viskas yra tik mano galvoje, bet tuo pačiu taip ir realu. Nežinau, gal tai tik baimė? Aš labai bijau visokių uždarų erdvių ir nežinau, iš kur ta baimė atsirado ir kodėl, bet man natūraliai tiesiog, jeigu esu kokiam nors kambarį, kuris labai mažas ir nieko dažniausiai nematau, man tiesiog toks jausmas atrodo, lyg tos sienos artėja link manęs ir galiausiai aš tiesiog nebegaliu kvėpuoti visiškai ir jaučiuosi tiesiog visiškai bejėgiškai ir toks jausmas lyg, kadangi aš pats nieko negaliu padaryti su savimi, kad kažkas paims ir mane staiga ar sutraiškis, ar visiškai pasmauks. Dažniausiai tiesiog paimu ir susigužiu, kartais tiesiog apsiverkiu iš baimės, nes nebežinau daugiau ką daryti. Ta baimė man primena, lyg būčiau aš kosmose, plūduruočiau ir visiškai negalėčiau pajudėti, viskas aplinkui yra tamsu ir nebegaliu daugiau kvėpuoti. Ir tiesiog kartais norisi pasiduoti ir visiškai atsipalaiduoti. Ir maždaug priimti tą mirtį, tą pabaigą. Mane pritvirtino prie lyno, aprišo, ant kojų uždėjo lentą ir aš čiuožiau, mane tempė. Aš jaučiau, lygtais aš tiesiog skrodžiau vandenį, lygtais aš buvau nuostabiai galinga ir tik taip momento klausimas buvo tuo metu, kai aš pajutau, kad aš visiškai nekontroliuoju, kad nesvarbu, ar aš bandysiu griūti, ar aš bandysiu sukti į šoną, aš negalėsiu pajudėti. Ir kur mane neš ten. Aš to visiškai nekontroliavau. Aš tiesiog plaukiau ir aš jaučiau, kad aš tuoj arba krisiu, arba toliau čiuošiu, arba tiesiog užsimušiu. Aš bandžiau nugriūti, galvojau, kad nugriūsiu ir viskas bus gerai, bet net ir to negalėjau padaryti. O vėliau mane tik tai užnešęs pats lynas nuvertė, suvartė ir toliau tempė po vandeniu. Mano kojas tempė lenta, mano rankas tempė lynas ir aš jaučiausi, lygtais mane plėštų, mane temptų po vandeniu žemyn. Lygtais kokios rankos čiuptų už mano rankų ir kojų ir mane temptų žemyn ir aš galvojau, kad aš niekada nebeišlipsiu. Bet būtent tuo metu aš pamačiau kažkokią tokią laimę, kad aš galėčiau išlipti, kad man pavyks ir aš pamačiau šviesą ir atrodė, kad aš vis artėjau ir aš pagaliau išnirau ir įkvėpiau.